šiandien tikrai mums yra labai svarbi diena, todėl kad norėčiau pristatyti vieną seniausių Lietuvos partijų pirmininką Stanislovą Buškevičių, Jaunoji Lietuva, taip pat vienos seniausių Lietuvoje partijų pirmininką profesorių Vincentą Labanauską, Krikščioniškosios demokratijos partija, ir aš esu vienos jauniausių partijos pirmininkė, tai Tautinės partijos Lietuvos kelias, vienu žodžiu, vadovaujanti. Na ir kas yra svarbu? Mūsų partijos atstovauja pamatinės ideologinės kryptis. Tautiškąją, krikščioniškąją ir tuo esame tikrai turtingi. Dabar vertinant partijas tik gal jų finansinės galimybės, tai yra didelė nuodėmė žiniasklaidos, mums dažnai segamas toks stereotipas, mažosios, bet mes dėl to nekompleksuojame, nes puikiai žinome savo tikrąją vertę. O tą vertę lemia politinė laisvė mąstyti ir veikti. Ir tokios puikios galimybės tikrai neturi tos partijos, kurias išlaiko dujininkai, šilumininkai, nes, kaip žinot, mūsų politinėje sistemoje dar yra įtvirtinta ydinga tvarka, kai Seimo partijos pasiskiria 10 milijonų iš biudžeto, prisirenka iš juridinių rėmėjų ir tampa įkalinti pačių savo, buhalterijose. Ir todėl nesikeičia politinės grupuotės. Kartais net liūdna matyti 2, 3, 4 kadenciją vienus tos pačius veidus. Bet kadangi žinome savo vertę, puikiai žinome savo politinę vietą, nes esame būtent privalomų, būtino, gyvybiškai svarbaus valstybei politinio atsinaujinimo epicentre, Smaigalyje. Ir tikrai mūsų gretose yra nemažai talentingų, sąžiningų politikų, kurių nemato tik tai dėja brangiai perkamos viešųjų ryšių agentūros. Tad trumpa galbūt įžanga būtų tokia, vėliau aš taip pat turėsiu galbūt žodžio teisę dėl mūsų programinių dalykų, o dabar norėčiau suteikti žodį Stanislovui Buškevičiui. Labadiena visiems susirinkusiems. Kaip gerbiama Tautinės partijos Tautinės partijos Lietuvos kelias pirmininkė Diana Astra Savinėjo, šiandien sudaroma nacionalinė koalicija iš 3 politinių organizacijų. Ir mūsų tikslas yra praeiti 7%, pasakantį koalicijoje yra 7% barjeras. Aš galvoju, kad jeigu žmonės balsuos už tas organizacijas, kurios turi aiškius tikslus, turi savo programose rašusios pamatinės vertybės, tai tada tokiam politiniam organizacijom yra vilčių patekti į Lietuvos Respublikos Seimą. Bet jeigu bus balsuojama vien tik tai emociškai, nebus atsižvelgiama į politinių organizacijų programas, aišku, Seimas gali būti vėl toks kaip šiandien, tai yra liūdnokas. Ir mes stengsimės padaryti viską, kad apie mūsų tikslus, apie mūsų programą, kuo daugiau sužinotų Lietuvos gyventojų. Tai aišku nėra lengva, kadangi be idėjų reikalingos ir finansinės lėšos, nes tik tai finansinių lėšų pagalba gali tas idėjas paskleisti. Tačiau šiandien padėtis yra tokia, kad nėra lygiavertės konkurencijos politinėje arenoje, nes tos partijos, kurios turi šiandien galimybę leisti įstatymus, jos pasinaudojo progą ir susižėrė visus pinigus sąjungą. Kadangi dabar esame olimpiados išvakarėse, tai galbūt taip vaizdžiai palyginsiu. Atvažiavus į olimpiadą, vieniems suteikiama viskas, o kitiems sudaromos didžiausios kliūtys. Ir po to sakoma, laisvai konkuruokite, laisvai viską darykite. Tačiau kokia gali būti laisvė, jeigu kitos politinės organizacijos yra apribotos. Ir ne tik tai
politinėje sferoje ir ekonominėje sferoje taip pat yra apribota laisvė, dėl to mes ir šiandieną turime tokį didžiulį ekonomikos nuosmukį, infliaciją ir ne tik tai dėl išaugusių naftos energijos išteklių kainų, bet dėl to, kad nėra, kaip jau minėjau, ekonominės laisvės, nėra konkurencijos ir pinigų kiekis rinkoje yra aiškiai per didelis. Tai rodo vyriausybės nesant vyriausybėje ekonominio mąstymo ir dėl to šiandien tos didžiulis yra ekonominis nuosmukis. Tai gal tiek pradžioje, gal ir paskutėsime žodį. Profesorius, Labą dieną visiems, iš tiesų malonu dalyvauti dienos konferencijoje ir man belieka pritarti čia pasisakiusiems prelegentams, kolegai Vilijanai ir kolegai Stanislovui, dėl to, kad iš tiesų ta suformuota, sakyčiau, nuostata Lietuvos politinėme gyvenime, kad mažosios partijos yra kažkaip nieko vertas ir panašiai, tai daugiau negu neprotingos, drįstu sakyti, todėl kad aš bent galiu labai vienareikšmiai pasakyti mūsų partijos nuomonę, kad mums pirmiausia rūpi išsaugoti ideologiją kaip tokią, krikščioniškosios demokratijos ideologiją, kuri pastaruosius pastarąjį 10 metų iš esmės buvo naikinama įvairiausiais būdais, aš aišku nenoriu dabar to plėtoti, vienaip ar kitaip buvo tai aprašyta ir spaudoje, ir kitose žiniasklaidos priemonėse, bet iš esmės po 96 metų rinkimų Lietuvos krikščionių demokratų partija buvo kryptingai ir naikinama ir toliau visaip su ją bandama kažką padaryti. Na, paskutinis, sakykime, žingsnis tai buvo susijungimas, Lietuvos krikščionių demokratų susijungimas su Tėvynės sąjunga, tą puikiai visi žinote. Mano giliu įsitikinimu tai buvo padaryta grupė žmonių, kuriems labiau rūpi postai negu pati ideologija kaip tokia. Tai šiuo atveju mūsų Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija turi vienintelį tikslą, bet kuriomis priemonėmis, kiek tai bus įmanoma, šitą ideologiją palaikyti ir ją atstovauti. Nepavyks ten, kaip sako, mes tikimės, kad mums pavyks vienaip ar kitaip, dėl to mes esame čia ir bandom kalbėti apie galimybę sudaryti koaliciją. Aš nemanyčiau, kad mes turim galvoti tik apie šitos rinkimus, tai jokių būdų būtų neprotinga irgi, arba tiksliau trumparegiška. Ir lygiai taip pat po rinkimų turėtų būti galvojama, kaip galbūt sudaryti ir platesnio spektro, sakykime, tautinių, patriotinių, krikščioniškų jėgų judėjimą, koaliciją, kaip mes ją pavadinsim, kuri iš tikrųjų turi tą nišą ir ta niša Lietuvoje tikrai nėra panaudota, nėra išnaudota, žmonės yra gerokai nusivylę, kaip švelniai tariant, aš tikrai nemažai bendrauju ir kaip mokslo žmogus su Lietuvos žmonėmis, kaip sakant, ir labai aiškiai matyti, kad, sakykime, lygiai taip pat susijungimas arba Lietuvos politinių kalinių Tėvynės sąjungos išnykimas iš politinio žemėlapio iš esmės nieko gero neatnešė, lygiai taip pat Lietuvių tautininkų sąjungos išnykimas iš politinio žemėlapio nieko gero nedavė, išskyrus kai kuriems konkretiems asmenims, kuriems, aš drįstu dar kartą sakyti, reikėjo tik postų ir nieko daugiau. Tai yra vėlgi eilinių žmonių, Lietuvos piliečių, tam tikra išdavystė, tam tikra forma. Tai aš manyčiau, kad be abejonės mūsų partijos valdyba pirmiausia metu rinksis, mes tarsimės išsamiau ir dėl konkrečių žingsnių, tačiau šiandien, taip sakant, politinė prasme mes esam pasiryžę galvoti, kad tautinės, patriotinės, krikščioniškosios jėgos turi burtis ir turi tam tikrą prasme pasipriešinti ir kairiajam ir dešiniajam kapitalui, drįstu sakyti. Todėl, kad ir dešinioji politikoje šiandien Lietuvoje dėja labai gaila atstovauja daug mažiau atstovaujamos vertybės negu kapitalas. Tai labai akivaizdu. Tai tuomet, ačiū profesoriau, žinot, visų čia pristatyti ir negaliu, kadangi čia yra ir Edvardas Krikščiūnas, ir Audrius Kimbarauskas, ir čia vienmandatininkai mūsų, bet noriu pasakyti,